Gerai. Galim. Atvyko pas naujus partnerius, BK grupė. Iš vienas iš jų prekės bus S-Vizas, kur vešim ant automobilio ir ant aprangos ir visą Dakarą. Tai bandom užeiti, pasisveikinti su vadovu, su visa komanda ir pažiūrėsim, kaip mums seksis. Kabėjo pas mane su ofise, aš kaip nusprendžiau nuo savęs nukabinti tau atiduoti. Ką jūs pardavinėjat, kuo užsiimat ir ką galima įsigyti iš jūsų? Mes profai esam apsaugos patalpų apsaugos sistemose. Dabar einam į tuos tinklų produktus, į elektrą. Dabar labai elektros specializuojamės, nes principė mums per maža rinka jau su apsauga. Esam dukterinė įmonė Hikvision, kuri yra pasaulio lyderė. Taip. Tai metinė apyvarta Hikvision yra 13 milijardų $. Hikvisionas, pavyzdžiui, jisai ir Kauno miestą saugo, tai toj vietoj, pavyzdžiui, detektuoja mašinos numerį, sulygino su techniniu apžiūrų centru, su draudimu. Viskas tai. Jeigu tu technikinę pamiršai pasidaryti, tu gauni baudą, nes policija, žinai, policija lengvina darbą. Tai žodžiu, jeigu aš Dakaro mašiną pasistatau garaže, įsidedu kameras, tai jinai tikrai bus vietoj ir tikrai ateis ir pavogs, surasit tą vagį. Sandėliukas čia jūsų, ne? Jo, tai čia ta zona tokių greit judančių prekių, kur mažesnės prekės ir daugiau. Per Black Friday mes ten praktiškai per vieną savaitę, kokius per visą šalis 4 milijonus eurų, žinai, produkcijų. Labą dieną. Jūs irgi remontuojat? Taip. O, smagu. Nes, supranti, Italijoje pasižiūrėjo, vidutiniškai per 21 dieną suremontuoja kamerą, o mes suremontuojam per dieną. Mane mėgstam palikti tenais, kai italai mėnesį laiko tvarko tenais. Esame mes pažįstami. Tai susipažinsim dar. Viskas. Gerai. Iki malonaus. Viso, iki.